Vaiko auginimas tai ilgas procesas. Kuo daugiau skaitome, domimės, dalinamės patirtimi, tuo labiau tobuliname reikiamus įgūdžius ir galiausiai mėgaujamės tėvystę. Gegužės mėnesį minint pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną, šiandien laidoje pristatysime Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro vykdomą projektą Sveikas mažyli. Jo metu šeimos, kurios augina, besilaukia ar dar tik planuoja vaikus, kviečiamos į gausybę renginių. Apie juos netrukus laidoje. Labadiena, Asta. Sveiki. Gegužės mėnesį minime pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną. Tai norėtųsi paklausti, kodėl mes visi turėtume atkreipti dėmesį į mamas ir ypač tas, kurios, vaikelio susilaukia galbūt pirmą kartą. Iš tiesų turėtumėm atkreipti dėmesį į visų žmonių psichikos sveikatą, taip pat ir savo pirmiausiai stebėti save ir kalbant apie mamas, tai nuo mamos psichikos sveikatos ir jos geros savijautos, psichikos sveikatos gerovės, gal galėčiau pasakyti, priklauso ir kitų šeimos narių ir pirmiausia vaikų sveikata ir psichikos sveikatos gerovė. Tai turbūt dėl to ir kviečiam mamas pasirūpinti savimi ir šeimos narius pasirūpinti moterimis tos šeimos, nes labai dažnai tam tikri sunkumai būna maskuojami arba žmogus pats nelabai įvertina, nelabai pripažįsta savo ir geriausiai kažkokius pokyčius, pasikeitimus, elgesyje, nuotaikoje pastebi būtent artimiausi žmonės, kolegos, draugai, šeimos nariai. Tai vat ir kviečiam atkreipti dėmesį vieni į kitus. O kokių dažniausiai sunkumų patiria tiek tėčiai, sakykime, tiek mamos? Kalbant apie vaiko atsiradimą šeimoje, tai yra didelis įvykis. Ypač jeigu tai yra pirmas vaikas, tai keičiasi apskritai visos šeimos gyvenimas, pradedant nuo turbūt miego ir budrumo režimo, finansinės šeimos situacijos. Ir tai yra tokie dalykai, tie tėvystės įgūdžiai, jie yra nepatirti, jų nebuvo niekada gal išmokta ir jie yra įgyjami pirmą kartą. Tai daug dalykų pasikeičia šeimos gyvenime ir daug dalykų sužinoma naujų ir skiriasi ir pirmagimio ir kitų vaikų auginimas ir jų laukimas ir taip toliau. Tai sakoma, kad su kiekvienu vaiku mama gimsta iš naujo, nes ji jau nebėra tokia pati mama antram vaikui, kaip yra pirmam vaikui, ar ne? Jos santykis visai kitas, jos pažiūros, požiūris, supratimas, galų gale patirtis yra visai kitos. Kalbant apie tėčius, tai turbūt tėčių tas tėvystės jausmas, ar ne, jisai formuojasi vėliau. Mama tai yra mama jau nuo pat gyvybės užsimezgimo, jinai jau laukdamas yra mama. Tėtis dar ne visai tėtis, jeigu taip tiesiogiai, nes tas santykis turbūt su vaiku formuojasi vaikui gimus ir netgi augant. Tėčiai kitą kartą sako vyrai, sako, aš nežinau, ką su to vaiku veikti, kai jau galėsiu futbolą spardyti daugmaž arba ten, arba už rankos vestis kažkur, tai tada jau aš jausiuosi, kad esu tėtis. O šiaip taigi mama vaikui yra pati svarbiausia. Ryšys su ta mama yra pats svarbiausias vaikui. Tai koks yra ryšys su mama, tai taip vaikas ir vystosi, jo labai raida priklauso nuo to ir jo augimas. Tiems, kurie dar nieko negirdėjo apie jūsų vykdomą projektą Sveikas mažyli, tai viskas, ką pasakosime, tikrai bus naujiena. Bet labai pradžiai įdomu būtų išgirsti, kaip kilo mintis būtent skirti projektą šeimoms. Tai kažkaip mes, kadangi visuomenės sveikatos biure vykdome visokiausias, teikiame paslaugas, pradedant, kalbant apie visuomenės sveikatos paslaugas, turiu galvoje, pradedant nuo, negimusio kūdikio iki jau senyvo amžiaus žmogaus. Tai šeima, man atrodo, yra, kalbant apie, tarkim, Sveiko mažylio projektą, mes šeimą suprantame labai plačiai. Tai yra ir besilaukianti šeima, pora vaiko, ir planuojanti netgi, taip, nes ir planuojant kūdikį iškyla tam tikrų sunkumų ir psichologinių gali būti ten, tarkime, ir tai yra ir seneliai,
į kurių šeimoje atsiranda, ar ne, ten, nežinau, anūkėliai. Taip pat didelis pokytis. Jie bando taikyti kažkokius savo stereotipinius kažkokius tai metodus, bando, kartais kritikuoja, ar ne, išsako kažkokių tai pastabų, kurias irgi gali žeisti jaunus tėvus, arba jos tiesiog yra pasenusios, tie metodai yra pasenę ir jau jie nebetinka. Tai mes kviečiame į šitą projektą visą šeimą. Visus, kuriems gali būti aktualus mažo vaiko atėjimas ir auginimas. Tai tikrai yra renginių įvairiomis temomis, ir kur gali rasti ir močiutė, ir senelis, ir teta, dėdė, ypač jeigu jiems lygiai taip pat rūpi vaiko, sakykime, gerovė šeimoje, ar ne, ir emocinė ta visa pusė ir savijauta. Juk dažnai vaikus paliekame savo tėvams ar neprižiūrėti. Tai tiems seneliams irgi yra aktualu žinoti, kaip dabar, kokios naujovės ir vaikų auklėjimo, tarkime, temomis, ar ne. Ir to žinios yra visada reikalingos. Kiti metodai reikalingi, ar ne? Juk visai neseniai auklėti vaiką mušimu buvo priimtina, ar ne? Tai tiesiog tai yra projektas šeimai ir mes kviečiame tikrai pagal temas, pagal aktualius jums klausimus ateiti registruotis į kiekvieną renginį, kur tik tai jums atrodytų naudinga. Dalis renginių jau praėjo, o dalis renginių dar tik laukia. Tai labai įdomu išgirsti apie tuos artėjančius renginius, kur tėveliai bus kviečiami. Ne tik tėveliai, bet ir visi šeimos nariai. Noriu pasakyti, kad renginiai, kurie jau praėjo dabar iki šio mūsų filmavimo, tai jie bus kartuojami bet kokiu atveju rudenį, rugsėjo mėnesį, nes šitas projektas yra vykdomas 2 ciklais. Pavasario vadinamas ciklas ir rudens. Tai visos tos temos, kurios vyksta dabar, dar bus kartuojamos rudenį, tai galbūt, tarkime, mamos neišėjusios vaikelio auginimo ten ar gimdymo atostogų ir negalėjo sudalyvauti, ar tiesiog dėl kitų priežasčių, tai galės tikrai dar atvykti rudenį. Na, o į artimiausius renginius pakvieščiau bus 2 susitikimai su vaikų ir paauglių psichologe Vaida Lisienė, kur kalbėsime apie vaiko raidą, apie vaiko raidos ypatumus, kas normalu, kas nenormalu psichologiniu požiūriu. Dažnai mamos baiminasi, o čia ar jų vaikas turi tą daryti, ar jis net, o kaip čia tos jo emocijos, ar čia dabar jau čia tas pykčio kažkokie priepuoliai, ar tai nėra kažkoks sutrikimo ženklas ir panašiai. Tai vat kalbėsime, diskutuosime apie tai, nes iš tiesų informacijos viešoje erdvėje yra labai daug ir mamos ir prisiskaito bet ne viskas yra tiesa. Ne viskas yra tiesa, ne viską galima pritaikyti jūsų konkrečiai atvejai. Tai tiesiog, kad tų baimių, tų kažkokių didelių tokių arba didelių kažkokių lūkesčių nebūtų, kurie gali vėliau sugriūti, tai tiesiog kalbėsime apie tuos dalykus. Dar vienas susitikimas irgi labai turbūt aktualus ir galbūt retai apie tai kalbame, bet kažkaip mes sugalvojam, kad tai labai svarbu apie tai kalbėti, apie seksualinį vaikų išnaudojimą. Tai kaip atpažinti, kaip pastebėti, kokie yra požymiai, ką daryti pastebėjus, ko nedaryti, nesakyti ir panašiai. Žinome, kad dažniausi vaikų seksualinės prievartos arba išnaudojimo atvejai yra artimoje aplinkoje. Tai turbūt labai svarbu tėvams suteikti tokių moksliškai pagristų žinių ir gebėjimo tokio, atpažinti tokius atvejus savo aplinkoje. Taip pat iš artimiausių renginių pakvieščiau į seminarą, kurį ves sensorikos specialistė, gal tai pasakyčiau. Tai bus apie vaikų prieraišumo vystymąsi iki 3 metų. Tai labai puikia specialistė, atvyksta iš Kauno ir turi didelę patirtį. Kalbėsime apie mamos ir vaiko saugaus ryšio formavimas, nes nuo šito ryšio yra labai daug priklausančių dalykų vaiko vystymosi ir raidos ir psichologinės brandos ateityje. Tai tikrai labai kviesčiau pasidomėti mūsų puslapyje, užsiregistruoti ir dalyvauti pagal galimybę ir visai šeimai. Pagal
tai, kiek jau įvyko renginių, ar tėčiai nori įsitraukia į tas emocinės paramos, sakykime, kažkokius renginius, veiklas? Įvairiai įsitraukia. Iš tiesų, kadangi dauguma renginių vyksta mūsų darbo valandomis, tai gal šiek tiek sudėtinga yra suderinti su kitomis veiklomis ar darbo įsipareigojimais, bet tikrai ateina ir tėčių. Ir į tam tikras temas pastebime, kad ateina jų daugiau. Dabar artimiausias renginys bus, be šitų, kurias minėjau, edukacija apie pirmosios pagalbos teikimą namuose. Tai čia jau atstovi tėčiai, ar ne? Tai žinokite, taip. Tai šitas užsiėmimas labai tikrai sulaukė didelio susidomėjimo. Tikrai mačiau, kad registravosi ir tėčiai, ir mamos. Ir iš tiesų, turbūt tos situacijos tokios kritinės, kuriuose sprendžiasi, galbūt ir gyvybės klausimai, tai yra labai jautrios ir tikrai kelia daug susidomėjimo ir rūpesčio. Ir labai pagirtina, todėl kad kartais žmonės sako, nežinau, ką ten mokytis tose pirmosios pagalbos kursuose, kai bus tokia situacija, kur man reiks teikti pagalbą, aš tikrai nieko nedarysiu, aš išsigąsiu, aš gal, tarkime, bijau kraujo, aš pasimesiu ir taip toliau. Bet kuo daugiau žmonės gauna teorinių žinių ir juo labiau yra galimybė pasipraktikuoti, tas užsiėmimas yra praktinis, bus galima pasibandyti ir su manekenais, ir su kitomis priemonėmis. Tai tikrai yra žinoma, kad kuo daugiau žmonės tų mokymų būna praėję, pasikartoja, tuo didesnė tikimybė, kad jie šitos įgūdžius panaudos praktikoje. Ir tikrai man pačiai yra tekę ne kartą teikti pirmą pagalbą ir yra tekę gaivinti, tiksliau teikti pagalbą užspringusiam žmogui, o tai yra labai pavojinga situacija, kur gali labai greitai baigtis mirtimi. Tai aš irgi iki tol neturėjau jokios patirties, bet atsitikus situacijai, aišku, mes nežinome, kaip mes sureaguosime, bet tikimybė, kad mes galėsime padėti nelaimės ištiktam žmogui šalia, jo labiau savo vaikui, tai yra labai didelė praėjus mokymus. Ar ten pasitreniruos tėveliai ir kaip, sakykime, užspringusį vaiką, ten kūdikį galbūt netgi, ar ne? Taip. Nes kiek žinau, šitie labai svarbu. Taip, kadangi skiriasi iš tiesų pirmosios pagalbos teikimo metodas, tarkim, kūdikiui, vaikui, paaugliui, suaugusiam žmogui, tai taip, mokysimės ir šitų dalykų. Didžiausias tėvų košmaras, kai prasideda primaitinimas. Iš tiesų, kad neužspringtų, kad taip, ką daryti, nes taip, žinoma, buvo kurį laiką, ar ne, metodas greičiausias užspringusi vaiką gaivinti purtimų už kojų laikant, tai yra labai pavojingas būdas, iš tiesų galima pakenkti smegenims, tai apie daug dalykų mes kalbėsime ir tikrai labai kviečiam dalyvauti. Beje, man atrodo, nebelabai vietų nėra. Bet jeigu dar kas spės? Bet jeigu spės. Tai bet jeigu nespės, tai bus rudenį. Taip. Ir tarp kitko mes organizuojame pirmosios pagalbos privalomosius mokymus biure, už šito projekto rėmų, tai tikrai apskritai labai kviečiu žmonės pasidomėti, atnaujinti žinias, nes daug kas vairuoja, ar ne, ir kitiems žmonės pagal profesiją priklauso tuos įgūdžius atnaujinti, žinias ir įgūdžius, tai tikrai labai svarbu. Žinau, kad kalbėsite ir apie finansinį raštingumą, tai labai įdomu. Kuo tai svarbu ir kaip tai prisideda prie emocinio gero klimato, sakykime, šeimoje? Taip, atrodytų keista, kaip čia susijęs su emociniu psichologinės sveikatos ar ne kažkokiu tai gerinimu, bet iš tiesų nestabilumas, finansinis nestabilumas šeimoje arba apskritai žmogaus kažkokia pasikeitusi finansinė situacija gali labai stipriai paveikti žmogų, tai yra krizinė situacija galbūt netgi, kuri tiesiogiai susijusi su psichikos sveikatos gerovė žmogaus, ar ne, jeigu jisai jaučiasi, neužtikrintas, jam trūksta, nežinau, pinigų būtiniausiams dalykams galbūt, arba jisai baiminasi, kad jų pritrūks, arba jis negebės išlaikyti savo šeimos, tai kelia labai didelį įtampą šeimoje, atsiranda kaltinimai, toks, žinot, tai yra krizinė situacija. Ir gebėti, mokėti, paskirstyti savo finansus yra labai svarbu. Jo labiau, kad mes savo tam užsiėmime supažindiname ir mokome žmonės, kaip ten, žodžiu,
kokios yra socialinės garantijos gimus vaikui, kokie išmokos, kokios išmokos, kaip ten geriau, kaip pasiskaičiuoti. Dabar yra ir tėčiams yra galimybė išeiti juk tų atostogų vadinamųjų vaiko auginimo ir ten perleisti vieni kitiems. Žodžiu, yra ir pasikeitimų įstatymuose ir kartais būna tokio pasimetimo arba susisuka galva ten įėjus į tam tikrus valstybės tarnybų puslapius. Labai sudėtingai atrodo. Tai tikrai tokio kažkaip žinojimo, supratimo, įnešti to aiškumo šioje temoje yra irgi labai svarbu. Ir kalbant apie psichikos sveikatą, apie emocinę šeimos gerovę. O kokie renginiai bus skirti būsimiems tėveliams? Na, čia tikrai nepaslaptis, kad kuo tu daugiau žinosi, tuo tu labiau tiesiog jausiesi ramus, ar ne? Žinosi, kas tavęs laukia. Iš tiesų visi renginiai naudingi ir būsimiems tėveliams. Tarkim, planuojant kūdikį, turbūt, aišku, kai moteris jau laukiasi, tai tada aiškiau kažkokių daugiau tų klausimų, daugiau tada to norisi tokių kažkokių konkretesnių temų. Bet mūsų projekte mes turime puikiausius partnerius, rėmėjus, tai mes turime labai geros informacinės medžiagos, literatūros, tokios susistemintos, parengtos įvairių specialistų, pediatrų, nežinau, akušerių, ginekologų ir psichologų ir panašiai, kur yra sukoncentruota informacija apie kūdikio laukimą, planavimą, nėštumo, visus etapus ir svarbiausius dalykus. Tai visi dalyviai gauna ir šitą medžiagą. Taip pat yra galimybės ateiti į susitikimą su dulomis, kuo svarbi yra pagalba moteriai gimdant, po to lydint ją pirmomis dienomis po gimdymo. Tai kalbam ir apie pasirengimą gimdymui, ir apie nėštumą, ir apie tą pogimdyminį laikotarpį, kuris yra labai labai svarbus tiek fiziologinė, tiek psichologinė prasme. Ir čia turbūt būtų idealu, jeigu ateitų poras, ar ne? Nes vyram tai irgi reikia visą tą patį išgirsti. Taip, jeigu vyras gali suteikti pagalbą, tai gerai, kad jisai yra. Jeigu jisai negali suteikti pagalbos, tai jisai tiesiog greičiau trukdo moteriai gimdant. Tai tikrai kalbam apie tos dalykus. Gali tai būti nebūtinai vyras partneris, gali būti ir kitas šeimos narys ar artimas žmogus, kuris gali dalyvauti moters gimdyme ir būti labai labai gera pagalba. Tai dabar pasirinkimas yra labai platus. Kadangi projekto ašis, ta gera mūsų emocinė ir psichinė, ar ne, sveikata, tai turbūt paliesite ir pogimdyminės depresijos klausimą. Tai ir noriu susižinoti ir galbūt dar kartą visuomenė akcentuoti, kodėl svarbu apie tai kalbėti ir ar projekto metu, kai kalbėsit apie tai, ar kažkaip duosit kažkokius įrankius, kažkaip supažindinsit, kaip atpažinti, ar ne, šitai. Kalbant apie pogimdyminę depresiją, tai turbūt reikėtų kalbėti apie mamos emocinį foną jau iki gimdymo, nes pirmieji pogimdyminės depresijos požymiai arba jau kažkokia rizika, galbūt tendencijos gali pasireikšti ir nėštumo metu. Ir po gimdymo praėjus net iki 3 metų. Tai turbūt dažniausiai mes galvojame, kad po gimdymo pirmosios savaitės, taip jos yra pačios svarbiausios, pačios sudėtingiausios, nes keičiasi moters hormonų visa pusiausvyra. Atsiranda mažas kūdikėlis, jį reikia žindyti, išmokti. Tas miego budrumo režimas. Mama jau tada tokia zuikio miegojimo režimu visada yra, ar ne? Ir visą likusį gyvenimą. Taip, ir visą likusį gyvenimą mes tikrai žinom. Ir tas budrumas toks, jisai niekada nedingsta. Mes pradedam, ar ne, mamos dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai, atpažinti pogimdyminės depresijos požymius arba tos melancholijos gali nebūtinai tai būti depresija, gali būti, vadinamoji pogimdyminė melancholija, tokia tarpinė tokia būsena, kuri jau... Bet čia ne tas pats, kas baby blues? Taip, tai yra tas pats. Ir jeigu neskirsime tam dėmesio, neatpažinsime, artimieji arba pati moteris neatpažins pasikeitusio šito tokio fono, ir nepasirūpins savimi arba nebus jai suteikta pagalba, gali tikrai ta būsena pagilėti ir netgi gali išsivystyti į pogimdyminę psichozę.
kas yra labai pavojinga būsena, pavojinga moters gyvybei, sveikatai, galbūt ir kūdikio gyvybei, sveikatai, nes atsiranda visiškai neadekvatus situacijos vertinimas. Ir tikrai mes esame turėję, turbūt ar ne, girdėję tų tokių atvejų ir Lietuvoje, kurios labai baigėsi tragiškai. Taigi labai svarbu atpažinti, nenumoti ranką, neapsimesti, kad čia nieko nėra ir pasidomėti, kaip atpažinti. Tai mes visiems projekto dalyviams įteikiame tokį leidinuką su pogimdyminės depresijos atpažinimo skale, vadinamoji Edinburgo skalė, kurią galima naudoti ir nespecialistams. Tiesiog pati moteris gali įsivertinti savo situaciją, savo pasikeitusią galbūt psichinę būseną arba elgesį ir pagal rezultatus jau nuspėti, galbūt jau reikalinga specialisto pagalba. Arba yra kažkokių tai vadinamųjų raudonų vėliavėlių, kur reikėtų tikrai atkreipti dėmesį ir tikrai daugiau tiesiog skirti laiko poilsiui, pasikviesti artimuosius į pagalbą, pasikviesti į pagalbą atlikti tikrai tokius paprasčiausius buitinius dalykus ir kad tiesiog moteris galėtų pailsėti. Taip pat projekte kalbame apie lūkesčius, apie visuomenės nuostatos tokį požiūrį ir pačios mamos lūkesčius tos motinystės, kaip aš įsivaizduoju, kokį aš spaudimą galbūt patiriu iš aplinkos, ko aš tikiuosi, kokius aš rožinius akinius aš užsidedu ar ne, kokio ryškumo tos savo motinystės ir kokia yra realybė. Tai irgi turim susitikimą su psichologe ir kalbam apie tų lūkesčių ir realybės tą tokį balansą. Jo, kad tiesiog, kad jisai nebūtų toks per nelik didelis atotrukis, nes su tuo yra labai irgi susijusi moters ta tokia nerimo būsena, padidintas toksai įsitempimas, kuris irgi gali tikrai labai stipriai paveikti situaciją. Kaip moteriai atstovėti, sakykime, savo tą poziciją, arba jeigu ji jau žino, kad ji blogai jaučiasi, kad jai galbūt reikia pagalbos, bet šeimoje ji to palaikymo neturi, girdi tas visas standartinės frazės mes užauginom ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog aš labai rekomenduoju nebijoti kreiptis į psichologą. Visuomenės sveikatos biurose, taip pat ir mūsų Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biure yra nuolat teikiamos psichologų anoniminės, nemokamos konsultacijos. Tai tikrai kviečiu visus šeimos narius pasinaudoti. Tai yra puikia galimybė, jeigu moteris turi kažkokių ar iš ankstinių nuostatų labai ar nedrąsų kreiptis į psichikos sveikatos centrą per savo šeimos gydytojus, net nereikia ten, kur yra prisirašiusi moteris prie savo šeimos gydytojo, yra, galimybė kreiptis ir psichinės pagalbos į specialistus. Tik tiek, kad ten yra registruojama ir kartais, žmonės bijo tarsi peržengti tą kažkokį slenkstį, kad galbūt jau tai reikš, kad tai yra psichikos sveikatos sutrikimas. Tai mes apie tai daug kalbame, apie patį požiūrio keitimą, apie nuostatų keitimą į psichikos pagalbos gavimą, teikimą, priėmimą. Tai tiesiog kviesčiau pasistengti atmesti tas neigiamas nuostatas ir, aišku, labai lengva sakyti iš šalies, ar ne, nekreipkite dėmesio, ką jums sako šeima. Bet tiesiog pabandyti. Galų gale tikrai, galbūt pradėti nuo tų anoniminių nemokamų konsultacijų, ir tikrai tada kažkaip pirmą žingsnį žengti būna sunkiausia. Pažiūrėti, kaip tai paveikia. Taip, ir iš tiesų dabar, jauni žmonės jau turi mažiau tų nuostatų. Tikrai galim pasidžiaugti, kad keičiasi ta situacija, ta tokia stigmatizavimas psichikos sveikatos pagalbos, priežiūros, bet iš tiesų dar tikrai yra daug. Kitas dalykas, kalbant apie mamas, tas toks noras padaryti viską pačiai dažnai pakiša koją ir kad aš čia pati, aš čia susitvarkysiu, čia tik tais man jau nereikia aiškinti. Arba kitas kraštutinumas būna toksai, kad man taip sunku, bet tai negi vyras nemato, negi jis nemato. Būna, kad tikrai nemato. Kartais mes pačios viską daug dalykų darom ir pykstam, kad mums niekas nepadeda, bet tiesiog mes nepasakome to tiesiai šviesiai atvirai.
Tai čia irgi kartais mamos pačios įkrenta į tuos savo spastus. Ir, na, tiesiog reikia konkrečiai pasakyti, kuo tau aš šiuo metu galiu būti naudingas. Ir kviečiame ir paklausti aplinkinių, ir draugių paklausti. Kitos sako, ką aš ten lysiu? Ai, gerai, susitvarko, matau, šypsosi, viską. Betgi mes nežinom iš tikrųjų, ar ne? Tiesiog paskambinti, kaip tu jautiesi. O žiūrėk, aš kažkaip matau, kad tu jau tikrai mažai miegojai. Gal tau reikia truputėlį poilsio. Tai tiesiog nepabijoti paklausti, kaip tu jautiesi, o kaip tu šiandien. Gal tau kažkaip, nežinau, iš parduotuvės kažką. Gal tau sriubos, gal tau truputėlį pavežioti tą vežimą 15 minučių, kol tu susitvarkysi ramiai, kad ten nebūtum įsitempus visą laiką, ar ne? Nepuldinėtum to vaikučio žiūrėti ir jau atsimerkia. Tai tikrai labai daug pagalbos gali būti iš artimųjų ir moteris pačios gali pasiprašyti tos pagalbos, na, nusimti tą karūną ir tikrai nebijoti pasirodyti, kad jos šiandien negeba, nesugeba, kad nesusitvarko. Tai yra visiškai normali praktika. Taip, geriau turbūt priimti pagalbą ir tada grįžti su trenksmu, ar ne, ir gerai besijaučiant. Negu peržengti tą ribą ir paskui jau tada sudėtinga būna susitvarkyti. Ko palinkėtumėt tėvams, būsimiems galbūt tėvams, kurie dar tik tai žengia į tą tėvystės kelionę? Tai turbūt ir palinkėčiau tokio mažiau tų lūkesčių susikurti, pasistengti tos informacijos, tų žinių turbūt apie tėvystę įgyti jau planuojant kūdikį, nepasinerti į interneto platybės, į nuomonės formuotojų puslapius ir neužsiciklinti tame sraute visokios informacijos, bet ieškoti moksliškai pagristos, patikimos informacijos iš specialistų. Na ir turbūt tokio palaikymo labai svarbu vieni kitus palaikyti, skaityti kambarį, kaip sakom, ar ne, jausti tą tokią atmosferą. Ir tiesiog vieni kitiems turbūt būti jautresni, tokie, na, šiltesni, jautresni ir tada tos pagalbos turbūt. Mažiau patarimų, daugiau pagalbos. Taip, lengviau ją tada ir gauti ir ją teikti, kai mes vieni kitus ar ne jaučiam, girdim, klausomės ir paklausiam tiesiai šviesiai, kaip tu jautiesi. Nebijoju, kad tikrai daug tėvelių, kurie klausys šios laidos, susidomės renginiais, tai labai trumpai, kur galima rasti visą informaciją apie renginius ir registruotis kur. Tai visą informaciją apie projektą Sveikas Mažylį mes skelbėme Šiaulių visuomenės sveikatos biuro puslapyje. Mūsų šūkis yra Sveikas Saulės miestas, tai turime ir Facebook paskyrą, ir Instagrame galite mus rasti. Tai jie į svetainę sveikatos-biuras.lt. Tiesiog ieškokite paslaugos ir renginiai ir ten bus visos nuorodos į kiekvieną renginį, kaip užsiregistruoti, ten rasite ir informaciją konkrečią ir kviečiame dalyvauti. Ačiū labai, kad atvykot. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatysime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį.